Labadiena visiems. Tikiuosi gerai girdisi ir nusprendžiau prie tribūnos įsikalinti, nes turiu šiokių tokių užrašų, kad nepamirščiau pasakyti svarbių dalykų ir labai džiugu Jūs matyti. Labai smagu, kad mus stebi daugybė žmonių internetu šitą transliaciją, nes man rodos tema, apie kurią mes šiandien kalbame, yra tikrai labai svarbi. Ir būdama trečia pranešėja šitoje dalyje, galvoju, taip klausydama ir profesorius Rimanto Kėvalo, ir Ugnės, galvoju, mes šiandien tikriausiai pinsim tokią pynę, kur temos, žinutės svarbiausios apie tai, kas svarbu vaikams, kaip mes galim atliepti, kaip mes jos galim pamatyti, jos pinsis, persipins, kartosis ir aš tikrai jaučiu, kad jau yra dalis dalykų pasakyta ir aš gal jausiuosi šiek tiek besikartojanti, bet kartu man rodos yra labai svarbu tam tikrus dalykus pakartoti. Nes man atrodo, tai yra tema, apie kurią štai organizacija kalba jau 6 metus, tai reiškia irgi įvairiais būdais komunikuoja ir mes daug ką jau žinome, daug ką esame girdėję. Bet kai susidurėme gyvai, kai atsidurėme tam tikrose emociškai įtraukiose situacijose, elgiamės automatiškai. Tai tikrai tai, ką išmokstame, tai, ką kartais nešamės per savo gyvenimą, tam tikri elgesio modeliai, tam tikros įprastos žinutės, jos kartais automatiškai atsigamina, nors atrodo žinau ir galėjau kažkaip kitaip sureaguoti. Dėl to tikrai šiandieną pabandysime dar ir dar kartą pasikartoti, kas yra svarbu vaikams, į kokius emocinius poreikius turime nepamiršti atliepti. Ir galvoju, štai mes Ugnė kalbėsim Ugnė iš teisių perspektyvos, iš tokios psichologinės, bet iš esmės kalbėsim apie tuos pačius dalykus. Ir kalbėdama apie tokią pynę ir tai, kad jausiuosi šiek tiek pasikartojantį, galvoju, štai ir meną norisi pasitelkti. Tai profesorius pasitelkė literatūrą, aš atsinešiau šiandien tapybą kaip tokia inspiracija arba tokį atsakymą ir savo į klausimą, kodėl yra svarbu vėl ir vėl kalbėti ir prisiminti vaikus ligoninėje, vaikus sveikatos gydymo priežiūro įstaigoje. Ir beje, neprisipažinau, nes matėt pavadinimą, tai pati trupučiuką pakoregavau, nes ruoždamasi pranešimui pagalvojau, kad tikrai noriu kalbėti ne tik tai apie vaikus ligoninėje, bet ir vaikus, kurie atvyksta trumpalaikiams vizitams, nes kaip pamatysim, tikrai tam tikri emociniai poreikiai vienodai susiaktyvina, ar tai yra labai trumpas kontaktas su medicinos personalu, ar tai yra toks ilgas buvimas ligoniniai. Tai pasitelksiu tikrai ir vienokias ir kitokias situacijas, žinoma, nepamirždama to, kad ilgalaikė hospitalizacija tikrai yra vienas iš labai tokių sunkių emocinių patyrimų patiems vaikams. Tai, ką matome čia, man teko prieš, nežinau, kokių 1,5 metų lankytis norvegų dailininko Edvardo Munko muziejuje ir jame be šio tapytojo dailininko parodos taip pat buvo kitos norvegų tapytojos, jaunosios kartos, pavadinkim, norvegų tapytojos darbas, ciklas, tiksliau ten buvo ciklas vienatvė ir dalis darbų iš šito darbų ciklo buvo skirta būtent temai ligoninė. Ką pati autorė dalinasi ir paskui teko šiek tiek skaityti ir apie jos, kodėl šitie darbai atsirado parodoje ir ką jinai bando papasakoti. Tai vieną įdėjau, tokia kaip citatą, jinai naudoja ten tokią mišę techniką ir mato čia tokie tarsi objektai, kuriuos jinai prisimena arba atsineša iš to prisiminimo buvimo ligoninėje. Tai tiesiog pacituosiu, kraujas, adados, vaistai gąsdino ir kėlė tiek jausmų, kad jaučiausi užpilta šio patyrimo. Buvo taip skausminga ir vieniša. Žinoma, ši dailininkė yra iš to laiko, kada tikrai tėvai dar negalėjo lankyti vaikų ir tikrai patyrė daug vienišumo, būdama ligoninėje. Kitas dalykas, kuris man labai įstrigo, skaitant pačios autorės tokias refleksijas apie darbus, apie tai, kad atrodo ligoniniai buvo tiek žmonių, kurie, jinai ir suprato, kad jie rūpinasi manimi, bet sako, atmintyje neliko jokių veidų ir dėl to jinai savo tapybos darbuose irgi tokį vaizduoja, kaip žinot, tokias gana anonimiškas, tarsi nematomas figūras, nes liko labai daug objektų, daiktų, kurie buvo reikalingi gydymui, bet tarsi nebuvo to žmogiško kontakto, kuris padėtų išeiti iš tos vienatvės būklės ir pasijausti žmogumi, kaip sakė, ar ne, Ugnė savo prieš tai buvusiame pranešime. Tai menas, mes dabar jau žinome, arba kūryba yra vienas iš būdų įveikti kažkokius labai sunkius patyrimus. Ta būdą spontaniškai pasitelkia ir patys vaikai, tą būdą jau kartais labai sąmoningai pasitelkėme mes suaugusieji, irgi bandydami susidoroti su kažkokiais sunkiais prisiminimais arba su sunkiomis patirtimis, su kuriomis teko susidurti. Tai vienas iš mano atsakymų, kodėl norisi apie tai kalbėti ir kodėl verta apie tai kalbėti,
kad žiūrint iš laiko perspektyvos mes tikrai vis vėl ir vėl susidurėme su situacijomis ir su vaikais, kurie dalinasi kartais kančia, kartais siaubu, kartais didelė baime arba įvairiais kitais patyrimais, kurie yra susijęs su apsilankymais sveikatos priežiūros įstaigose arba ligoninėje. Be to, kad dirbu daugybę metų vaikų linijoje ir tikrai galvoju, va čia turiu irgi tokį turtingą bagažą vaikų balso, vaikų istorijų, kaip jie jaučiasi pačiose įvairiausiose situacijose, taip pat konsultuoju vaikus, paauglius ir šeimas. Ir konsultacijų metu, kita vertus, ne tik juose, bet ir savo tokiam asmeninėme gyvenime, pati augindama vaikus, susiduriu su įvairiausiamis vaikų emocijomis, kurios yra susijusios su gydymo įstaigomis, su apsilankymais juose ir įvairiais patyrimais. Ir čia irgi norėjau pasidalinti tokiamis dviejomis citatomis, dviejų skirtingų vaikų. Kaip mato, tos vaikų istorijos irgi yra tai, kas vienyje mūsų visus pranešimus, nes norisi įnešti vaikų balsą, norisi, ar ne, juos įgarsinti, nes jų čia nėra. Ir dažnai vaikai yra tie, kurie kartais lieka neišgirsti iki galo, kartais kaip ir pasako, ar ne, arba mes jų neprisikviečiam, arba ne iki galo įdedam pastangų, kad išgirsti jų balsą, tarkim, gyvai tokiuose renginiuose. Viena citata yra tokia. Man visada neramu, kai turiu kur nors būti viena. Žinau, kad po savaitės reikės gultis į ligoninę dėl akių. Tik porai dienų. Bet žinau, kad mama negalės su manimi būti. Ta mergaitė gyvena tik su mama ir mama tiesiog turės būti su jaunesniais broliais ir sesėmis. Labai baisu, kad reikės būti vienai. Bijau, kad apsiverksiu ir tada mane bars, kad aš kaip mažas vaikas. Užfiksuokime amžių, 12 metų, kai kalbėsiu apie vaiko raidos, iššūkius ir emocinius poreikius, prisiminsim, kodėl būtent šita baimė, būti pavadinta mažu vaiku, būti šiek tiek galbūt nugalinta yra ypatingai svarbi, kalbant apie šį amžių. Kita istorija yra 15-metės mergaitės. Šią savaitę buvau pas gydytoją dėl sveikatos pažymos. Kai mane pasvėrė, gydytojas susiraukė ir pasakė, kad per metus priaugau 10 kg ir kad reikia susirūpinti mitybą, nes jau turiu viršsvorio. Grįžusi apsiverkiau. Jau ir taip jaučiuosi negraži. Mama man sako, viskas gerai ir ji buvo putli paauglystėje, bet manęs tai nepaguodžia. Dabar viskas skaitau apie dietas, nes labai noriu sulieknėti. Tai čia, matyti, yra viena irgi iš tokių žinučių ir istorijų, kur tai nėra apie ligoninę, tai yra apie rutininę patikrą, bet apie tai, kaip žodžiai turi labai didelį svorį. Ir ypatingai tam tikrais raidos tarpsniais, kada kažkurios temos, kažkurie susirūpinimai yra labai arti tokio paviršiaus ir labai kelia daug emocijų vaikams ir paaugliams. Tai į vieną skaidrę irgi pabandžiau taip sudėti gal esminius tokius punktus, kodėl atrodo svarbu apie tai kalbėti, tai pasipildau. Vandens ir pratęsiu. O kol aš pasipildžiau, manau, spėjote ir permesti akimis, kas čia parašyta, ar ne? Matyt, keli yra tokie svarbus dalykai, per ką aš taip ir bandysiu savo pranešime taip pereiti, paminėti, užakcentuoti, kad tikrai vaikų ligų, hospitalizacijos patirtis gali ne tik kelti stresą, bet ir būti trauminių išgyvenimų. Tai man rodos irgi nuo pat įžanginės kalbos mes tai kartojam, prisimenam ir žinom, ar ne? Ir ne tik tai dėl to, kad yra, nežinau, tikriausiai yra įvairios situacijos, kur vaikai susiduria ir neabejoju, kad yra daugybė situacijų, kur vaikai susiduria su nuostabiu personalu, su puikiais specialistais ir tikrai po apsilankymo išsineša labai gerus jausmus apie tai, kaip su jais bendravo, bet keliavimas į gydymo įstaigą labai dažnai vis tiek yra susijęs su sveikatos sunkumais, su skausmu, su kažkuo, kas su tavimi yra negerai, su baime, šalia to be savo baimės, bet dar ir tėvų baime, kad kažkas yra labai rimto su mano sveikata ir dėl to visas šitas emocinis toksai siūlų kamuolys ar net tų emocijų gijų kamuolys, jisai tikrai palieka tokį nerimo ar ne šešėlį, netgi tada, kai atrodo galbūt einam pasitikrinti rutiniškai, vis tiek galim nerimauti ir galvoti, ar tikrai su mumis viskas yra tvarkoj. Kitas labai svarbus dalykas yra turėti visuomet omeny vaiko raidos ypatumus, kad dėl raidos ypatumų tikrai vaikai yra itin pažeidžiami neigiamų patirčių patiriamų vaikystėje ir aš tai irgi pabandysiu trumpai kažkaip atskleisti per tuos skirtingus vaiko raidos etapus.
Įvairūs tyrimai rodo, kad emocinė savijauta yra svarbus fizinių būklių gydymo veiksnys ir čia, man rodos, jau nebereikia kartotis, jau tikrai nebėra, yra labai aišku, kad gerai, kaip pasakyti, kai pasirūpinam žmogaus emocinę savijautą ir emocinė sveikata, tai tikrai ir fizinė sveikata gerėja sparčiau arba ją lengviau tuos sunkumus įveikti. Ir matyt, paskutinis dalykas, kuris labai dera ir su šių metų tema ir tokia tarsi vedančia gija, kad kiekvienas suaugęs yra svarbus, kiekvienas kažką galim padaryti vardan to, kad vaikai jaustųsi geriau gydymo įstaigose ar saugesni, ar kad jų emociniais poreikiais būtų labiau pasirūpinta, kad tikrai mes suaugę turim daug galios. Ir vaikai tos gali turi žymiai mažiau. Netgi tada, kai mums atrodo, kad jie tikrai labai, nežinau, ir gali spręsti ir kartais pasako labai tokią tvirtą savo nuomonę, iš tiesų mūsų suaugusių galėje yra tai, kokias patirtis vaikas išsineš iš sveikatos priežiūros įstaigos. Ką reiškia vaikas sveikatos priežiūros įstaigoje? Ir aš, kadangi pati daugiau dirbu konsultacinį darbą ir taip pat tokio nevyriausybinės organizacijos rėmuose ir nesidarbuoju kasdieniškai ar ne sveikatos priežiūros rytyje, bandžiau irgi susidėlioti esminius akcentus, ką svarbu žinoti žmonėms, kurie susiduria kiekvieną dieną su skirtingais vaikais sveikatos priežiūros įstaigoje. Ir pagalvojau, kad tikriausiai yra keli tokie labai svarbus dalykai, kurie yra toksai ir iššūkis, bet kartu ir tam tikra galimybė, kai mes jau žinom, susigaudom ar ne, arba turim kažkaip tai įgūdžių, kaip doroti su tais iššūkiais. Tai vienas dalykas, kas yra svarbu, kad kai mes sakom vaikas ligoninėje, vaikas gydymo įstaigoje, tai mes kalbam apie labai didelį amžiaus tarpsnį, nuo gimimo iki 18 metų. Ir kiekvienas tas tarpsnis jau skiriasi savo raida, savo ypatumais, savo gebėjimais, savo, nežinau, emocinė raida, turimais socialiniais įgūdžiais, kognityviniais gebėjimais. O dar daugiau, kiekvienam tam raidos tarpsnė, kiekvienas vaikas irgi būna labai skirtingai užaugęs, ar ne? Ir vienas galbūt gali labai puikiai valdyti emocijas, kitas analogiško amžiaus vaikas gali visiškai kitokį emocijų reguliavimą rodyti. Tai tikrai susigaudyti ir nesusipainioti ir suprasti, tai koks yra tas vaikas, kuris dabar pateko, kokia yra jo branda, kokie yra turimi jo socialiniai įgūdžiai, tikrai gali būti iššūkis, nes spektras yra labai platus. Tai va čia ir antrasis punktas yra tikrai, kad dideli labai raidos skirtumai priklausomai nuo amžiaus tarpsnio. Kitas labai svarbus dalykas, kai mes turime vaiką sveikatos priežiūros įstaigoje arba, pavyzdžiui, kaip aš turiu irgi vaiką savo psichologo kabinete, tai tikrai turiu ne tik tai vaiką. Šalia jo visuomet yra tėvai, globėjai ir vaikas yra labai priklausomas. Tai tą mes girdėjome ir eidami per vaiko teisių, ar ne, temą ir žiūrėdami į šitą temą iš vaiko teisių perspektyvos, kad tikrai suaugę turi labai didelį sprendimo galią kai kuriuose situacijose gydytojai ar kiti sveikatos priežiūros specialistai gali užginčyti tą galią, ar ne, arba tartis su vaiko teisių gynėjais, kaip geriau priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Bet kokiu atveju svarbu visuomet turėti omenyje, kad vaikas yra veikiamas ne tik tai savo raidos ypatumų, bet jis nuolatos yra veikiamas ir savo tėvų. Tai reiškia jų emocinės būklės, jų požiūrio į įvairiausius dalykus, kurie vyksta, nežinau, ar gydymo įstaigoje, ar už jos ribų. Kad tai yra tikrai labai didelė tokia priklausomybė, gal toks stiprus žodis, bet tikrai poveikis tėvų vaikų yra labai didelis, ne tik tai toks tiesioginis, bet ir emocinis per tokius netgi netiesioginius dalykus. Ir matyt, paskutinis dalykas, ką svarbu turėti omenyje, kai mes turim konkretų vaiką pas save kabinete, ar ne, tai yra, kad tikrai mes turim labai skirtingo temperamento vaikus, vieni yra labai drąsūs, labai greitai eina į kontaktą, kiti yra labai drovūs ir jos reikia skirti laiko, kad galėtum prakalbinti. Vienas turi kažkokią labai super fainą patirtį buvimo su gydytoju, kitas galbūt turi kažkokią skausmingą ir tada ta įvairovė tikrai irgi pasidaro labai didelė. Tai tiek temperamentas, tiek ankstesnės patirtis taip irgi yra labai svarbios tam, kaip vaikas jausis ir kaip jisai patirs šį dabartinį momentą, būdamas sveikatos priežiūros įstaigoje. Tai trumpai noriu perbėgti per vaikų raidos etapus ir paminėti, vėlgi norėdama irgi tokia pabūti truputėlį tuo vaikų balsu, tiek kiek man išeina, nes aš tikiu, kad vaikai irgi dar kitaip pasakytų dalykus, per tokius pagrindinius klausimus, ką vaikai sprendžia kiekviename raidos tarpsnyje. Ir čia matysite, išskyriau tokius 6 pagrindinius raidos tarpsnius, tikrai galima įvairiai ten, kad pavyzdžiui, paauglystė tikrai galima apjungti vieną tokį ilgesnį laikotarpį. Bet tikrai noris paminėti, kad kiekvienas iš jų, kadangi vaiko raida yra labai sparti, ypatingai iki tie pirmieji keletą metų, iki mokyklinio amžiaus, ar ne, kada jau pradeda eiti į mokyklą, bet ir mokykloje, ar ne, kokie kartais būna augimo šuoliai, kaip jie greitai pasikeičia, kaip atrodo
greitai įgyja kažkokių naujų socialinių įgūdžių ar ypatingų tokių kognityvinių gebėjimų. Tai ta raida yra labai sparti ir už tai labai svarbu turėti omeny, kad tas skirtingas raidos tarpsnis truputėlį ir apibrėžia, kokie yra svarbiausi, nežinau, emociniai poreikiai, kurie yra susiaktyvavę šitame raidos tarpsnėje, jeigu vaikas yra pas gydytoją arba sveikatos priežiūros sistemoje kažkurioje vietoje. Ir taip pat, kokie gali būti mūsų pagalbos būdai, kai susidurėme su tokio ar kitokio amžiaus vaiko sunkumais, stresu, nerimu, baimėmis. Tai pirmasis laikotarpis yra kūdikystė ir, sakyčiau, pagrindinis klausimas, kurį sprendžia vaikas, tai yra, ar pasaulis yra saugi vieta man būti. Per ką šitas klausimas yra sprendžiamas? Per nuoseklę, nepertraukiamą priežiūrą, per santykį, tokį simbiotinį santykį su suaugusiu žmogumi, kuris gali išgirsti vaiką, gali pamatyti, gali atliepti jo poreikius, apie kuriuos vaikas turi labai labai ribotas būdus, kaip pranešti. Ar ne? Ką daro kūdikiai? Jie verkia, jie niurzga, ar ne, nes jie negali pasakyti, kad jiems kažkas yra nepatogu. Ir tada jau nuo to globėjo jautrumo ir gebėjimo suprasti, kas su vaiku vyksta ir jį nuraminti, priklauso, kokią žinutę iš šito laikotarpio vaikas išsineš. Geroji žinutė, norisi, kad būtų, kad pasaulis yra saugi vieta man būti, ar ne, kad aš čia galiu būti saugus. Antrasis amžiaus tarpsnis, ankstyvoji vaikystė, tai yra maždaug 2-3 metų amžiaus vaikai. Kaip klausimą tokį iš vaiko perspektyvos suformulavau ir suaugę galima nepaleisti ir tuo pačiu būti šalia, kai man to reikia. Tai čia yra pirmasis autonomijos amžius ir laikotarpis, kada ypatingai suaktyvėja tokios fizinio judėjimo, tyrinėjimo poreikiai, ar ne? Kas atsimenat tokio amžiaus vaikus, ar galbūt turite kažkur netoliese, tai žinote, čia yra tie vaikai, kurie nori eiti, lipti, viską liesti, čiupinėti. Tikrai jiems pasaulis atsiveria naujomis spalvomis, nes jie įgauna nepaprastų galių judėti, ar ne, atsitraukti nuo savo globėjų, eiti tolyn, bet tuo pat metu jie dar yra labai labai glaudžiam santykė su suaugusiais žmonėmis, jiems yra labai svarbu, kad šalia būtų tas suaugęs, prie kurio išsigandęs toj pat gali prisišlieti arba nuėjęs kažką pačiupinėjęs grįžti atgal ir apsikabinti koją ir pasijausti, kad štai yra tas mano saugusis uostas, kuriame aš galiu tyrinėti pasaulį, bet taip pat turiu kažką, kas manimi rūpinasi ir nuolatos mane stebi. Bet taip pat šitame amžiuje jau atsiranda toks stiprėjantis kontrolės poreikis, atsiranda kalba ir čia jau gal žinote, tai yra tie vaikai, kurie sako, aš pats apsirengsiu, ar ne, pats batus apsiausiu ir tikrai jiems reikia leisti tyrinėti, turėti tos kontrolės ir mokytis valdyti savo kūną. Trečiasis amžiaus tarpsnis yra iki mokyklinės, tai yra 4-6 metų amžiaus vaikai. Ir čia tokie pagrindiniai tarsi klausimai, ar aš galiu imtis iniciatyvos, ar aš galbūt už tai būsiu nubaustas. Tai yra žaidimų amžius ir amžius, kada vaikai nori viską išbandyti, ką tie suaugę daro. Ima šluotą, šluoti namus, ar ne? Žiūri, kaip užkaisti puodą ant viryklės, ar daro kitokius dalykus, pasiims kažkokį įrankį, kurį ten tėtis ar mama naudoja. Ir natūralu, kad jie taip betyrinėdami ir bežaisdami dažnai pažeidžia tam tikras saugumo ribas arba ribas, kurias yra nubrėžę aplinkui esantys suaugusieji. Ir jeigu vaikas tokiam amžiaus tarpsnėje patiria daug negalima, nedaryk ir yra baudžiamas už tai, kad tyrinėja ir išbando įvairius dalykus, gali būti, kad jis tikrai jausis labai nepasitikinti savimi. Nes šiaip tai geroji tokia išeitis, kai aš tyrinėju pasaulį, išbandau visokius dalykus, imuosi iniciatyvos ir suaugę, taip, nežinau, pagiria, pastebi tai aš augu labiau pasitikėdamas savo jėgomis ir suprantu, kur yra mano tam tikros stipriosios pusės. Ketvirtasis raidos tarpsnis, tai yra pradinis mokyklinis amžius, yra maždaug 70 metų amžiaus vaikai, kurie susiduria su naujų iššūkių, jie pradeda eiti į mokyklą, kurioje tikrai yra žymiai daugiau reikalavimų arba lūkesčių vaikui negu yra darželyje. Nes darželis tai vis tiek yra labiau žaidimų erdvė, ar ne, kur aš galiu žaisti, kurti, bendrauti su bendraamžiais, bet tuo tarpu mokykloje jau yra tikimasi, kad aš 45 minutės išsėdėsiu ramiai pamokoje, kad struktūruotai vykdysiu vienokią ar kitokią veiklą, ar ne? Tai tame laikotarpyje, ką labiausiai tyrinėja vaikai, kur yra mano galios, jiems yra labai svarbu galėti, jie labai jaudinasi, kai jiems nesigauna kažkokie dalykai, jie labai nori atitikti tam tikrus lūkesčius ir tuos reikalavimus, kurie yra jam keliami. Ir jeigu vaikui tikrai mes drąsinam, stiprinam ir pastebim jo galės, jisai tikrai augina savo tokį vidinį pasitikėjimą ir išsineša į kitus raidos tarpsnius žinojimą, kur aš esu stiprus, o kur galbūt yra kažkokios mano silpnybės, kurias aš turiu mokytis kažkaip tai įveikti. Ankstyvoji paauglystė 11-14 metų amžiaus vaikai, paaugliai,
jie pradeda kelti klausimą, kas aš esu ir ar esu vertingas. Tai yra laikotarpis, kada ypatingai stiprėja santykiai su bendramžiais ir atsiranda poreikis turėti savo gaują, su kurioje aš kuriu va tą būtent priklausomumo jausmą, jaučiuosi reikalingas, jaučiuosi smagiai, galiu, žodžiu, veikti kažkokius nuostabius dalykus. Ir aišku, tas toks vertės pajautimas, ar ne, kad man yra svarbu būti vertingam šitai grupiai, turėti kažkokią savo svarbę vietą. Ir vėlyvoji paauglystėje, kurie jau taip žiūrint taip raidos, arba kai mes matom tuos jau paauglius 15-19 metų amžiaus, dažnai galim tikrai turėti jausmą, kad yra beveik suaugę žmonės, ar ne? Jie gali nuostabiai reflektuoti patirtis, jie daug ką gali pasakyti, jie tikrai gali iš įvairių perspektyvų žvelgti į įvairius dalykus ir reiškinius. Jie dažnai sprendžia tapatumo klausimą, kokia yra mano vieta pasaulyje, ar ne, kokiomis vertybėmis aš noriu vadovautis, kur čia ta mano vieta, kur mano profesinė kryptis ir panašiai. Prie šitų amžiaus raidos tarpsnių dar truputėlį grįšiu vėliau, kur norėsiu irgi taip gal sudėlioti esminės žinutės apie tai, kokie poreikiai arba kokie, nežinau, nerimai labiausiai susiaktyvina va tose skirtingose raidos tarpsniuose, kai vaikai susiduria su sudėtingomis patirtimis ir patekimas į ligoninę yra viena iš tokių patirčių. Ir tada kaip mes galim kažkaip padėti, atliepti ir auginti vaiką tame tarpsnyje, kai jisai tikrai yra linkęs pasakyti, pačiam pritrūksta resursų doroti su tais sunkumais, su kuriais jisai susiduria. Ir dar vienas iš tokių labai bazinių dalykų, kurį norisi tai pasakyti, ar ne, ir įvardinti, tai yra apie vaiko emocinius poreikius. Ir visaip galvojau, per ką čia labiau jums juos pateikti. Ir pagalvojau, paimsiu, visgi paliksiu tą tokią tikrai tradicinę, jau ne kartą matytą Maslow poreikių piramidę. Joje irgi matote tarsi tokius, nežinau, teiginius ar klausimus, ką reiškia tie poreikiai vaikų kalboje. Ir šita poreikių piramidė, jos tarsi užmanimas yra, kai buvo sukurta ir daug apie tai buvo diskutuojama, kad tarsi tol, kol yra nepatenkinti tie tokie baziniai poreikiai, kurie yra apačioje, ar ne, ir sudaro didžiąją dalį. Štai, pavyzdžiui, fiziologiniai, fiziniai poreikiai, ar ne? Ką išvertus į tokią vaikų kalbą, sakytume, mano kūnas yra sveikas, mano protas yra ramus, ar ne? Tai tie pagrindiniai, per ką mes galim sukurti, kad vaikas taip jaustųsi, ar ne, kad jo kūnas yra sveikas, protas yra ramus. Ir tada jau galim galvoti apie kitus poreikius, ar ne, kad jeigu nepatenkinti fiziologiniai, tai tikėtina, kad, kaip pasakyti, apie saugumą tuo metu negalvosi, ar ne, nes labai bus aktualu patenkinti šitos poreikius. Bet realybėje, aš galvoju, tie poreikiai nėra taip griežtai hierarchizuoti, gal tiesiog tikrai, kas yra akivaizdu, kad kuo mažesnis vaikas, tuo jam yra svarbesni būtent šitie baziniai poreikiai. Pavyzdžiui, kūdikiui tikrai tam, kad jisai išgyventų, šalia esantis suaugęs visų pirma turi pasirūpinti fiziologiniais poreikiais, bet ne tik. Jis turi irgi pamatyti, kada vaikui yra nesaugu. Bet kūdikystėje, jeigu yra nepatenkinami fiziologiniai poreikiai, tada labai sutrinka ir saugumo poreikiai. Vadinasi, čia yra nesaugu, nėra kas mane gali pamaitinti, nėra kaip aš galiu išgyventi, kaip pats negaliu pavalgyti, ar ne? Tai kuo vyresnis vaikas, pavyzdžiui, jeigu mes galvojam apie savirealizacijos poreikį, jisai skirtingose raidos tarpsniuose irgi yra labai svarbus, ar ne? Tik kitaip savirealizuoja keturmetis, kuriam savirealizacija tai sudaryti sąlygas kurti žaidimą, žaisti, išfantazuoti. Ir jis tada tampa tokiu kūrėju, ar ne? Jis tampa kažkokio pasaulio valdovu. Ir tai yra būdas savirealizuoti ir kartu augti, kartu patenkinti tam tikrus poreikius. Ar ne? Bet labiausiai šitas poreikis aktyvuojasi paauglystėje, nes paaugliai būtent yra tie, kurie jau galvoja, tai kur ta mano vieta, ką aš turiu veikti gyvenime, kad aš būčiau kažkaip gerai realizavęs tas savo stiprybės, kurias jau žinau nešuosi iš ankstesnių raidos tarpsnių. Tai 5 grupės poreikių. Kiekviena iš jų galima būtų skaidyti ir smulkesnius, pavyzdžiui, saugumo poreikis, tai yra irgi 2 tokiais komponentais. Viena vertus, yra svarbu turėti vietą, saugią vietą, kur aš esu saugus, bet yra svarbu turėti saugius žmonės šalia. Aš negalėsiu jausti saugus, jeigu nepasitikėsiu šalia esančiais žmonėmis. Ir galėsiu, nežinau, turėsiu vienintelį vietą, ten kažkokį kampelį savo kambaryje, kur galiu nusiraminti. To nepakanka. Saugumas irgi turi daugiau aspektų negu vien tik tai kažkokia saugi fizinė erdvė. Arba meilės ir priklausimo, ar ne? Čia tarsi irgi yra tokia kad yra gauja, kuriai aš priklausau, tai reiškia, aš žinau, kad čia yra tos grupės, kurioms aš esu svarbu, kurios mane mato, kurioms rūpi, bet šalia to tas priklausimo jausmas yra ir apie tai, ar mane mylės ir tada, kai aš kažką padarysiu negero. Ar jeigu suklystu aš, tai mane mylės ar nemylės. Ir galvoju, šitoj vietoj labai
noriu irgi taip gal pasidalinti tokia, tai nėra labai susijusi su medicinos, su gydymo įstaigomis istorija, bet apie tą vat meilės ir priklausimo jausmą, kaip jisai susiaktyvina vaikuose. Štai nesniai turėjau irgi tokį pokalbį su 5-mečio berniuko mama ir sprendėm situacijas, žodžiu, kur vaikas netinkamai pasielgia. Ir mama sako, jis labai gerai, žodžiu, supranta dalykus, mes čia daug kalbėjom. Ir ten, aišku, ir aš susijaudinus ir bariau ir sakiau, kad čia tikrai negerai padarė ir yra blogai. Ir sako, jis atrodo taip viską gerai supranta, iš karto ateina, apsikabina, bet sako, nueina į tą vietą ir vėl taip pačiai elgesi. Ir apie ką mes čia su mama kalbėjom, kad ką girdi vaikas, kai mama jį bara, būdamas 5 metų amžiaus. Jisai girdi tuos žodžius, bet pagrindinis poreikis, kuris tuo metu susiaktyvina, ar mane mama tebe myli. Aš suprantu, kad aš prisidirbu ir man yra žiauriai baisu prarasti mamos meilę šito momentu, nes mama pyksta, mama mane bara, vadinasi, greičiausiai manęs nemyli. Ir tas atsiprašymas, nuėjimas apsikabinti mamos, tai nėra apie tai, kad jau supratau ir gyvenime daugiau nekartosiu tų dalykų, ką mes suaugusiai pagalvojame, bet yra apie tai, kad jam yra svarbu atkurti ryšį ir pasitikrinti, ar aš vis dar esu brangus šitam žmogui, nors štai padariau kažką tai netinkamo ir prasižengiau. Savivertės, savirealizacijos jau plačiau nebekomentuoju, nes manau, kad spėjot permesti akimis, ar ne. Dar trumpai prie jų tikrai norėsiu sugrįžti, kai kalbėsiu apie tokį konkrečius tokius veiksmus, ką mes galime padaryti, kai matome, kad kai kurie poreikiai yra labai susiaktualizavę, tai reiškia, kad vaikas jaučiasi nesaugus, arba jaučiasi praradęs ryšį, arba staiga labai nukenčia jo savivertė, savigarba, ar ne, nes tikrai yra svarbu jaustis tokių vertingų ir galinčių. Aš tik gal noriu pasitikslinti dėl laiko, kurį matau, man 20 minučių liko. Aha, gerai, nes kažkaip man rodos, kad kažkurio metu pamečiau, lygti pradžioj buvo pusvalandis, tada supratau, kad lyg daugiau laiko turiu. Gerai, tai grįžkime prie to klausimo pamatyti, nepamatyta. Tai ką mes pamatome, o ko ne. Ir čia vėlgi pabandžiau sudėti tokias keletą žinučių, kurias girdžiu iš suaugusiųjų, kas jiems yra labai sunku, kai, nežinau, reikia vaiką, kad ir nueinam į polikliniką, yra kažkokia sveikatos apžiūra ir štai vaikas kažkaip elgesi. Tai kas tų iššūkių arba kokius, aš girdžiu pasakojimus apie vaiką, kaip jisai elgesi tuose situacijose. Tai dalykai, ką mes matome, tikrai matome jų elgesį. Vaikas gali verkti, vaikas gali priešintis, vaikas gali atrodyti sustingęs, nepajudinamas, jisai gali nekalbėti, nors mes jį atrodo kalbinam labai maloniai, jis gali piktai šaukti ar net bandyti, nežinau, ten įkasti, atstumti tą specialistą, kuris bando kažką padaryti, nebendradarbiauti, būti įsikibęs į tėvus ar ne, ir neatsitraukti, bėgti nuo mūsų ir panašiai. Tai yra įvairus elgesys. Ir kai aš galvoju apie suaugusius, kurie su tokiu elgesiu susiduria, ir čia matyt mes galim galvoti apie įvairius suaugusius, ar apie tėvus, ar apie medicinos personalą, matyt yra kažkokie jausmai, kurie mums kyla, kai mes matom tokį elgesį. Tai nepuolu jūsų klausinėti, galit kiekvieną savo pagalvoti, kas per jausmas kyla. Tai viena dalis, kad mes jaučiam kažkokius jausmus ir kita dalis, kad mes tada kažkaip elgiamės toje situacijoje, ar ne? Tokie tarsi jau kas su mumis vyksta, kai suaugusiais, kai susidurėm su vaiku, kuris štai įvairiai kažkaip tai elgiasi tam tikroje situacijoje. Ir man rodos čia, kas yra labai svarbu kažkaip prisiminti, irgi jokios naujos labai didelės naujienos nepasakysiu, kad tai, kokius jausmus mums kelia tas matomas vaiko elgesys, dažnai yra susijęs ne su pačiu elgesiu, o su tuo, kaip mes interpretuojame tą elgesį. Ir viena iš situacijų, kaip mes suaugę interpretuojam tą elgesį, tai yra, nežinau, vaikas trukdo man padaryti tai, ką aš turiu padaryti. Vaikas užima laiko, kurį aš galbūt nežinau, aš nebeturiu daugiau laiko, turiu suspėti per tam tikrą laiką ar ne padaryti kažkokius dalykus. Arba, nežinau, vaikas yra piktybiškas, jis yra užsispyręs, jis čia rodo kaprizus ir panašiai, ar ne? Kiekviena iš tokių interpretacijų, jinai kelia mumise skirtingus jausmus. Tai gali būti pyktis, susierzinimas, bejėgiškumas, nes aš nežinau, kaip su tuo būti, ar ne, ir panašiai. Ir jau priklausomai nuo to jausmo, kažką darome toliau, ar ne? Arba kažkaip tai slopiname tą pyktį, arba bandom įveikti kažkaip tą bejėgiškumą. Bet jeigu mes į tą patį pykstantį, verkiantį, rėkiantį, kandantį ar atstumiantį vaiką, į jo elgesį įdedame kitą prasmę, tai yra vaikas, kuriam yra neramu. Jis nerėkia, jisai nerimauja. Jis nebendradarbiauja, bet jam yra baisu.
Jisai ne yra kažkoks įkyrus ir nežinau, ten kelintą kartą nesileidžia kažkokių dalykų padaryti, bet jisai iš tiesų jaučiasi nesaugiai šitoje situacijoje. Man atrodo, kad nuo to keičiasi mūsų šiek tiek jausmas, kaip mes tada jaučiamės apie tą vaiką ir apie situaciją. Ir tikėtina, kad tai gali keisti ir mūsų pačių elgesį. Tai kalbėdama su suaugusiais, aš tikrai dažnai jaučiu, kad kai matom elgesį, mes dažnai nepamatome, o kas po to elgesiu slepiasi. Ir čia irgi, man rodos, ta žinutė, kuri kartojasi įvairiausiuose pranešimuose, kad tikrai kas kartais gali likti arba rizikuoja būti nepamatyta, kai mes sakom, ko tu čia rėki, tai argi čia kas čia tau ką daro, ar ne, arba nežinau, nėra čia ko bliauti. Ta prasme, mes suaugę tikrai turim visokiausių tokių pasakymų, kurie, tai čia ne tik kalbu apie medikus ar sveikatos priežiūros specialistus, bet ir suaugę tėvai. Tikrai mes naudojam daug tokių žinelyčių, kurios tikrai yra labai nemalonios, nuvertinančios jausmus ir tikrai nieko nepasakančios apie tikrąją vaiko savijautą. Tai dažnai po tais jausmais slepiasi nerimas, baimė, siaubas, kad aš galiu būti sugadintas arba numirti, bejėgiškumas, autonomijos ir kontrolės praradimas, skausmas, kaltė ir galiausiai po visų to spektrų jausmų ir tuo bėgti, rėkti, stengtis išvengti, sustingti, iš esmės tai slepiasi labai mažas arsenalas tų įrankių, kaip įveikti visus šitus jausmus. Tai, kad vaikas yra mažas, tai, kad jisai yra, nežinau, negali suvaldyti savo emocijų, nereiškia, kad jo išgyvenamas skausmas ar baimė yra kažkokie menkesni ar mažesni. Jie yra tokio padydžio, kaip ir mūsų suaugusiųjų, bet jisai turi žymiai mažiau resursų, kaip su tuo tvarkytis, jis turi žymiai mažiau patirties, ką su tuo daryti. Ir tada mūsų suaugusiųjų uždavinys padėti jam atrasti tuos resursus, suteikti kai kuriuos įrankius, galbūt įžodinant jausmus, galbūt atitraukiant dėmesį, priklausomai nuo to, kokiam amžiaus tarpsnėje vaikas yra, tai tikrai turime daug galių padėti, praturtinti jo įrankius, o ne nuvertinti, numenkinti, sugėdinti ir panašiai. Ko reikia vaikui, kad jis pasijustų geriau arba kad jisai kažkaip tikrai išsineštų, tokią, pavadinkim, kuo pozityvesnę patirtį iš susitikimų su sveikatos priežiūros specialistais. Ir čia trumpai noriu paminėti vieną Jungtinėje karalystėje darytą tyrimą, kuriame buvo kalbama su mokyklinio amžiaus vaikais, maždaug nuo 7 iki 16 metų amžiaus ir buvo aptariamos jų patirtis būtent tiek sveikatos priežiūros įstaigose, tiek ligoninėse. Ir pagal tai, ką vaikai pasakojo, kokius svarbiausius dalykus įvardino, būtent tai buvo toks kokybinis tyrimas, buvo išskirtos tokios 3 svarbiausios, sritys arba tokie pastoliai, ant kurių galime toliau statyti, kaip atliepti tuos vaikų poreikius jau iš vaikų perspektyvos į tai pažiūrėjus. Tai jie kalbėjo apie pasitikėjimų grįstą santykį ir čia buvo tokie dalykai, kad jie žino savo to personalo, su kuriuo jie susitinka vardą, jie gali to žmonės kreiptis vardais, kad tai yra žmonės, kurie kalbasi su jais per tokį lygiavertišką požiūrį ar ne, su tokia pagarba ir klausdami jų nuomonės ir juos pakalbindami ir panašiai. Tai tikrai santykis, ar ne pirmas dalykas, ką akcentavo patys vaikai. Bendradarbiavimas per dalyvavimą. Su amžiumi tas poreikis ar svarba šito būtent dalyko tikrai irgi didėja, nes kuo vyresnis vaikas, kuo jis labiau irgi turi galimybių samprotauti, vertinti, svarstyti apie situaciją, kuo geresnius turi verbalinius gebėjimus, tuo jam svarbiau irgi turėti galimybę pasakyti, būti pamatytam, ar ne? Ir, pavyzdžiui, čia irgi vienos iš tokių situacijų, kur to dalyvavimo galima nebūti, kur, pavyzdžiui, mes kalbam apie vaiką, jam esant šalia ir į vaiką net nesikreipiant, tik suaugę aptarinėja kažkokią vaiko situaciją, kur vaikas tarsi yra visiškai neįtraukiamas. Ir trečias tas toks pastolius, ant kurio stato svarbiausius dalykus patys vaikai, tokios patirties, tai aiški komunikacija ir pakankama informacija, kad jiems buvo svarbu, kad tarkim, gydytojas, personalas aiškiai pasakytų, kas vyks, kad jie suprastų, kas bus daroma, kad tai nebūtų kažkokie netikėtumai, kad suteiktų tos informacijos pakankamai, kad jie galėtų nusiteikti. Tai yra labai irgi svarbus dalykas. Ir man rodos, aš vėl nieko naujo nepasakau, apie tuos pačius dalykus jau girdėjome ir prieš tai buvusiuose pranešimuose. Kas man buvo labai svarbu, tai svarbu buvo būtent parodyti, kad ir patys vaikai tai reflektuoja ir tą mato. Ne? Tai nėra tik tai, kad mes čia suaugę sugalvojam ir vaikams tai ten, o kaip bus, taip ir bus. Ir tada jau taip keliaujant į pabaigą, žiūriu, liko maždaug 12 minučių mano pranešimo, dar kartą noriu sugrįžti tos raidos tarpsnius ir trumpai tarsi sudėlioti tokius akcentus, kas man atrodo labai svarbu, tai kokie labiausiai yra tokie iššūkiai, jeigu mes susidurime su skirtingo amžiaus, skirtingos raidos vaikais
ligoninėje ar kitoje gydymo įstaigoje ir kaip labiausiai galime jam padėti. Pagrindiniai poreikiai, kurie iš tiesų susiaktyvina patekus į gydymo įstaigą, tai yra tikrai saugumas. Dažnai vaikams yra nesaugu, nes jie nežino, nesupranta ir netgi einant pas gydytoją rutininį patikrą, kur atrodo vaikai kiekvienais metais eina. Bet aš pati turėdama paauglius vaikus visą laiką su tokia nuostaba girdžiu, kaip jie sako, kaip aš nenoriu. Ir atrodo nieko blogo nėra. O kodėl? Nu, sako, kažkaip taip ten nepatogu ir taip neramu ir aš taip visą laiką nežinau, ar gerai pasielgsiu, ar gerai pasistosiu. Ir tarsi nėra to jausmo, kad kažkas netinkamo vyksta tuo apžiūrų metu. Bet tai tiesiog tikrai, žinot, vaikai, kol pripranta, jie kartoja 100 kartų, kada jau tai tampa įprasta ir saugu. Bet kai tu eini kartą per metus, vėl grįžti, prisiminti, o kaip čia reikia elgtis, ar aš teisingai elgsiuos, ar aš ten atsiminsiu pasisveikinti, ar gerai atsisveikinti. Žinot, visi šitie, nes iš esmės nuėjimas pas gydytoją, tai nėra tik tai susitikimas su gydytoju. Vaikas nešasi dar ir tėvų lūkesčius, kaip jisai turi elgtis tokiose vietose ir panašiai. Ir tai kelia tam tikrą nerimą. Tai tikrai skirtingo amžiaus vaikams aktyvuojasi galbūt skirtingi tie nerimo šaltiniai, tai trumpai apie kiekvieną raidos tarpsnį ir kaip mes galime padėti. Tai jeigu kalbame apie kūdikius, tai žinot, pagrindinis toksai veikiantis poreikis yra būti nuolatos prižiūrimam, nuolatos turėti kontaktą su saugiu žmogumi. Ir iššūkiai pagrindiniai, kurie gali kilti vaikui ir kelti jam kažkokią tai traumą, tai yra atskirimas nuo pagrindinio globėjo, kai aš lieku vienas ar ne. Tai yra pervargimas nuo stimulų gausos, nes kūdikiai turi aišku ritmą ir jiems yra svarbu ir kartais būna, kad jie labai pavargsta ir irgi tada sunku su tuo dorotis. Įprasto ritmo praradimas, kas iš esmės veda toliau į pervargimą, ar ne, kada jau vaikas kūdikis nežino, kaip nusiraminti, nes tiesiog tų stimulų per daug. Ir nenuoseklus suaugusiųjų reagavimas į vaiko nerimą ir distresą, nes jeigu, pavyzdžiui, ir mama yra apimta nerimo, tai irgi tikėtina, kad jai bus sunkiau atliepti tokius emocinius vaiko poreikius. Kaip labiausiai padėti šito amžiaus vaikui, tai yra reguliarus kontaktas su juo, čia tai pavadinau rodyti kūdikiui meilę ir dėmesį, ypač kai jis nerimauja ar patiria stresą, tikrai naudoti rūpestingus ir raminančius prisilietimus tose distreso situacijose, apkabinti, laikyti, supuoti ar ne tai, kas atitinka jo amžių. Ir labai svarbus dalykas - išlaikyti ritmą, kuo artimesnį tam, kuris kūdikiui yra įprastas. Tai reiškia tikrai, kad jis turėtų tuos pačius laikotarpius, galėtų miegoti, valgyti, žaisti, tyrinėti ir panašiai, nes tai tikrai padeda jausti saugesniam, ar ne, kai aš grįžtu prie kažko, kas man yra įprasta. Ankstyvosios paauglystės, turiu sakyti, ankstyvosios vaikystės laikotarpyje, aš sakyčiau, toks dominuojantis poreikis yra tyrinėti pasaulį per judėjimą ir per tokį, galimybę judėti laisvai. Ir tai yra labai svarbus poreikis, kai mes galvojame, pavyzdžiui, apie hospitalizuojamus vaikus, kaip yra svarbu, kad jie turėtų laisvės judėti. Jie negali tiesiog sėdėti, jie taip neauga, ar ne? Jie auga per judėjimą, per supratimą savo kūno ribų. Tai pagrindiniai tokie iššūkiai šitam tarpsnyje, tai yra didelis nerimas, jeigu bus atskirtas nuo pagrindinio globėjo, plus tokio amžiaus vaikai turi super ribotas galimybės suprasti laiko savoką ir pasakyti, kad mama grįž po valandos, tai jam gali reikšti tas pats, kad mama grįž niekada. Aš nežinau, ką reiškia valanda, aš nesuprantu, ką reiškia tas laikas. Judėjimo laisvės apribojimas yra labai didelis iššūkis ir žinote, kad jeigu tokį vaiką tikrai laikysi, kažkaip neleisi judėti, tai jam bus tikrai labai sunku. Ir iš kitos pusės, kad tas poreikis judėti yra toks stiprus, kad aš atsimenu keletą tokių situacijų artimoje aplinkoje, kada panašaus amžiaus vaikai papuola į, pavyzdžiui, susilaužo kažką ten ar rankytę ar kojytę, jie žaibiškai prisitaiko judėti su ta jau sugipsuota, sutvarkyta. Tikrai, atrodo, tas poreikis toks stiprus, kad ten įvairiais būdais, ten atrodo, net supranti, kaip jie taip gali judėti, bet jie gali, ar ne? Nes toks stiprus tas poreikis. Įprasto ritmo praradimas irgi yra, iš esmės, iki pat mokyklinio amžiaus, aš sakyčiau, ritmas yra labai svarbi dalis, ar ne? Tikrovė tikriausiai visiems tas ritmas yra svarbu ir mums yra gerai, kai mes turim tam tikrą aiškų ritmą. Nepažįstami žmonės ir nepažįstama aplinka jiems kelia daug nerimo ir nesaugumo, nes jau gerai atskiria, kas pažįstama, kas nepažįstama. Ir, kaip minėjau, laiko nesupranta, todėl ir tai gali labai didinti nerimą, kai jie nesupranta, kiek laiko čia reikės, nežinau, būti, kiek laiko būsiu be mamos ir panašiai. Pagrindiniai pagalbos būdai irgi yra keli. Tai reiškia sukurti galimybės vaikui laisvai judėti, jei tik tam yra sąlygos, ir tame papuola ir judėjimas, ir žaidimas, ir tyrinėjimas, ir galimybės kažkur užlipti, ir tikrai, nežinau, neaikčiajimas, neišgastis, jeigu vaikas tą daro. Nusiraminimui tokio amžiaus vaikams labai tinka dėmesio nukreipimo strategijos, jeigu, pavyzdžiui, kūdikį tai labiau reikia apkabinti ir laikyti, šito amžiaus vaikams mes jau turime platesnį arsenalą, mes galim jam pasakoti istorijas, atsinešti kažkokią knygelę kartu pasižiūrėti, galim dainuoti kažkokią dainelę, kuri šitam amžiaus tarpsny jam, jeigu jam patinka, tai tas padeda atitraukti nuo kažkokių dėmesio nemalonių procedūrų ir panašiai.
Vėlgi išlaikyti įprastą ritmą. Labai svarbu tokio amžiaus vaikams tikrai toks pozityvus dėmesys ir padrąsinimas, nežinot, nelip, nelies, nedaryk, nieko nedaryk, čia visur viskas nešvaru, negerai arba pavojinga, tai yra tikrai labai nuriboja ir labai gazdina prie viso to nesaugumo, dar papildomai sukuria tikrai tokio nerimo, ar ne? Ir kiek įmanoma suteikti kontrolės jausmą, nes tokio amžiaus vaikams jau yra smagu patiems spręsti, ar pats apsirengsiu, pats kažką tai darysiu, tai tikrai kur yra galimybė, ar kokį žaisliuką tu pasiimsiu su savim, ar ką tu dabar nešies, ar pirmiau darysim tą, ar pirmiau darysim aną. Jeigu vaikas jau kalba ir gali tuos norus išreikšti, tikrai ta tokia mažuose dalykuose suteikti kontrolę yra labai svarbu. Iki mokyklinėme amžiuje toks dominuojantis poreikis yra kurti ir žaisti. Tai aš sakyčiau, jie labiausiai auga ir tuos poreikius patenkina per kūrybą, per žaidimą ir žinoma, šitam amžiui aš tik tai kartosiuosi, tai yra vis tiek suaugę dar yra labai svarbus ir jie nuolatos irgi pasitikrina, ar tie suaugę yra kažkur netoliese. Šito amžiaus vaikai jau turi geresnę laiko nuovoką, bet vis tiek geriausiai jiems paaiškinti dalykus tą laiką, naudojant kažkokius jiems suprantamus matus, ar ne? Tai pavyzdžiui, truks tiek, kiek kažkokios trukmės filmukas, kurį jisai, pavyzdžiui, žiūri, ar ne? Nu, užtruksim tiek, kiek maždaug pasižiūrėti ten kokie nors šunyčiai patruliai, nežinau, kokį čia filmuką tokio amžiaus vaikai mėgsta žiūrėti. Ar ne? Arba, pavyzdžiui, užtruks tik tiek, kiek tau užtrunka apsiauti batukus, ar ne? Nu, kad tai yra kažkoks labai trumpas laikas. Ir pagrindiniai tokie galimi iššūkiai, iš tiesų gal ką specifiško norisi šitam amžiaus tarpsnį paminėti, kad šie vaikai jau bijo tikrai sužalojimo ir skausmo, tai yra baisu, nes jie jau turi patirtį dažnai, jiems jau būna, nežinau, jie prisimena skiepus, būna imtas kraujas ir tikrai tai būna, jeigu jautresniems vaikams jie turi kažkokį, tikrai skausmo pojūtį išsinešę iš to, tai tikrai to sužalojimo ir skausmo jie bijo labiau. Ir dėl to, kad to amžiaus vaikai jie turi labai lakią vaizduotę. Vaizduotę naudoja ir žaisdami, jie kuria įvairius vaidmeninius ir fantastinius žaidimus. Laki vaizduotė jiems yra ir galimybė, ir grėsmė. Kodėl grėsmė? Todėl, kad jie yra nuostabūs teorijų kūrėjai ir jie prisikuria visokiausių teorijų, dėl ko aš susirgau, kodėl aš čia atsidūriau. Ir kartais tos teorijos yra labai bauginančios. Ar ne, kad aš blogai elgiausi, plus mes suaugę labai tą padarom, nevaikščiok taip ir taip, o tai peršalsi, bus plaučių uždegimas. O jeigu tą padarysi, valgysi šitus dalykus, susuks pilvelį ir ten, žodžiu, gali kažkas. Ir tikrai tada vaikai galvoja, sukuria savo teoriją, tai kas man nutiko, kad štai aš dabar esu, nežinau, ten susilaužęs ranką ar koją ar kažkokios kitos bėdos. Ir kaip labiausiai galime padėti, tai tikrai jau šito amžiaus vaikams tikrai svarbu pasakyti, nors ir su mažesniais svarbu kalbėti ir aiškinti. Dabar eisime tenai, padarysime tą, kad vaikai nusiteiktų, kad jie žinotų. Bet čia jau yra tie vaikai, kurie ir kalba, ir smalsauja, ir jiems yra labai svarbu suteikti bazinį tokią raminančią informaciją apie apsilankymą, apie ligą, reikalingas procedūras ir panašiai. Labai svarbu tikrai atpažinti ir koreguoti tuos klaidingus vaiko įsitikinimus, pastebėti, kad vaikas, tarkim, kažkokią kaltę prisima savo dėl ligos ir pasistengti paaiškinti, dėl ko žmonės susirga, tikrai neužkraunant jam atsakomybės. Ritmas tikrai vis dar svarbus ir, kaip minėjau, tikrai naudokime įvairiausius laiko jam suprantamus laiko matus, kad jisai geriau suprastų, kiek laiko truks vienokia ir kitokia procedūra. Tas irgi labai palengvina išbuvimą. Ir šito amžiaus vaikams, toks dėmesio nukreipimas irgi veikia, jie patys dažnai kuria istorijas, tai tikrai tiek istorijų kūrimas, tiek kažkokios įdomios istorijos pasakojimas, ar ne, taip pat ten, pavyzdžiui, muzikų dainelės ir panašiai irgi gali būti puikus toks dėmesio nukreipimas arba toks išbuvimas, tas nemalonės procedūras, kažkokių žaidybinių personažų nusinešimas ir žaidimas vienu metu, kadangi vaikai žaidžia vaidmeninius žaidimus. Tai tikrai, tie yra tie dalykai, kurie vaikams padeda išbūti, kai yra neramu. Ne tokia visiškai, nežinau, nieko nesineškim ir tiesiog laikykim vaiką ant kelių, bet tikrai pasinaudoti tuo, kas šio amžiaus vaikui yra artima. Pradinį mokyklinį amžių truputį apjungiau su ankstyvąja paauglystė, nes iš esmės tie iššūkiai ir pagalba yra gana panaši ir paskui pailginau šitoj vietoj paauglystės laikotarpį, kas irgi svarbu. Tai sakyčiau, čia esminis gal ką yra svarbu pasakyti, kad šitam amžiui labai atsiranda aiškus mirties suvokimas, kad ir aš galiu būti mirtingas. Ir čia atsiranda mirties baimė, ar ne? Kad vaikui gali būti, tai ir jaunesni jau gali dėl to nerimauti, bet dažnai jaunesniems dar žino, čia kažkam, čia kažkokiem, nežinau, seniems žmonėms būdinga, čia ne apie mane. Šito amžiaus vaikai jau tą supranta. Ir dėl to tas nerimas dėl ligos, negalios, mirties, baimė, kad kažkas mano kūne veiks ne taip po, nežinau, apsilankimo ligoninėje. Baimė, kad aš prarasiu tai, ką esu išmokęs, kadangi šitam amžiaus tarpsnyje yra labai svarbu savo gebėjimus tokius jausti, žinoti, kam aš esu stiprus, kas man sekasi. Tai baimė prarasti tuos dalykus irgi yra labai, labai stipri.
Ir kaip labiausiai galime padėti, tai aš dar be to, kas jau minėta, aš sakyčiau, tikrai yra labai svarbu skatinti vaiką klausti ir atsakyti jam kylančius klausimus, ar ne, ar kažkas ten nefunkcionuos, ar man bus viskas gerai ir panašiai, paaiškinti tuos dalykus. Labai yra svarbu drąsinti vaiką užsiimti įprastomis veiklomis, tai pavyzdžiui, nežinau, jeigu jis turi kažkokių pomėgių, tai tikrai svarbu, kad ir ligoniniai savo kažkokių tai galimybių ribose jis tais pomėgiais galėtų užsiimti, išsaugoti santykius su bendramžiais, palaikyti santykius su bendramžiais ir panašiai. Ir sakyčiau, tas, pamatyti vaikui tuo sunkiu laiku pamatyti savo stipriasias pusės, nes jis tikrai dažnai jaučiasi, ir čia prisiminkim tos 12-metės mergaitės, ar ne, laišką, kuriame jinai sako, aš bijau, kad mane pavadins maža mergaitė, ar ne, ir kad aš čia nemoku. Nes tai yra laikas, kada norisi nebūti mažam, kada yra svarbu jausti, kad aš galiu ir jie turi lūkestį savo, kad aš susidorosiu, nes jau esu pakankamai didelis. Dėl to yra labai svarbu šitame amžiuje negėdinti ir nesakyti, tai ko čia dabar kaip mažas vaikas, tai ar buvo čia ko dabar taip jaudintis, o labiau priimti ir pasakyti, taip neramu, taip suprantama, kad gali būti baisu ir aš verkiu, kai man labai skauda arba būna kažkas neramu. Ir paauglystės laikotarpis pasižymi tuo, kad paaugliai tikrai jie nori ir gali būti savarankiški, jie pradeda gebėti savarankiškai priimti sprendimus ir atsidūrimas sveikatos priežiūros įstaigoje arba ligoninėje tikrai didina jų nerimą, kad aš vėl tapsiu priklausomas nuo suaugusiųjų, nes šiaip tai aš jau galiu taip gana savarankiškai funkcionuoti, o čia staiga, vėl tie suaugę man reguliuos gyvenimą. Kitas labai didelis nerimas tokio amžiaus vaikams yra atsiskyrimas nuo draugų, nes draugai tai yra tai, kame aš jaučiuosi dabar vertingas, kas man yra svarbu, kur yra mano toji gauja, kuriai aš priklausau. Kūno vaizdo ir seksualumo klausimai tampa labai svarbus, dėl ko priminsiu tą pirmosios pradžioje dėtą 15-metės merginos istoriją, kur tikrai tai yra labai aktyvus laikas, kada paaugliai lyginasi vieni su kitais. Kūno tikrai kažkoks netobulumas tampa tokiu nerimo dideliu šaltiniu, jausmu, kad manęs, nežinau, su manim nenorės bendrauti, draugauti ir panašiai. Suaugusių komentarai apie kūną šitame amžiuje tikrai labai gali žeisti, skaudinti ir kelti tokį padidintą nerimą, kad aš tikrai kažką turiu su tuo kūnu daryti. Patikėkit, paaugliai tiek apie tą kūną galvoja ir tiek jau turi savo priekaištų, kad mūsų priekaištų jiems tikrai mažiausiai ko reikia. Ir paskutinis gal toks iššūkis, jau žiūriu viršijų laiką, atsiprašau, tuoj baigsiu. Visagalybės jausmas, kad taip pat, ką dar daro paaugliai, tai jie turi tokios, tokio, nežinau, kartais gali atrodyti labai atsainus, nieko aš čia nebijau, aš čia viskas, nes iš tiesų paauglystė yra tas laikas, kada aš jaučiuosi nesužeidžiamas, kad su manim viskas čia gali būti gerai ir gal ten kažkam kitam ir buvo blogai, bet su manim ir tas gali vesti į kažkokį tokį neatsargų elgesį, nepamatuotą elgesį arba jausmą, kad ir kas, kad man čia gydytojai rekomendavo to nedaryti, o aš jums ir darysiu, nes man tai jau taip nenutiks. Tai kaip padėti? Aš sakyčiau, čia jau yra tas amžius, kai mes daug su jais galime kalbėti ir nebeieškoti labai parinkti žodžių, ar nebe tikrai su jais diskutuoti, suteikti jiems kiek įmanoma objektyvesnį informaciją, leisti jiems būti proceso dalimi, nes tai jiems yra labai svarbu, bet aišku, paauglystė, kadangi pasižymi ir emociniais kalneliais ir irgi žiūrėkit, vieną dieną tas pats paauglys kalba, kitą dieną staiga negali susikalbėti. Tai tikrai tas lankstumas ir kantrybė ir supratimas, kad paauglystėje nuolat svyruoja tarp to, aš esu suaugęs ar aš esu dar vaikas. Tikrai gali padėti išbūti tas situacijas. Nebūtinai labai lengva jas išbūti, bet galime išbūti. Tai paskutiniai punktai, ką norisi pasakyti, tai paprasti tokie būdai didinti vaikų saugumą ir atliepti tuos kitus emocinius poreikius. Aš visko neskaitysiu, bet sakyčiau, žinot, čia man tikrai skamba prie to, kur Ugnės žinutė, vaikas yra žmogus. Kaip mes kalbame su suaugusiais žmonėmis, ko mes tikimės, kai, nežinau, einam patys pas kitą suaugusį žmogų, tikrai norime ir matyti jo akis, norime, kad jis lygiavertiškai su mumis bendrautų, kad jisai mums prisistatytų, paaiškintų, kas jis toks yra, kad jis mums pasakytų, kas dabar vyks ir kaip čia viskas vyks toliau, ar ne. Gal ko mes mažiau tikimės, nes esame mažiau įpratę, kad ten labai kalbės apie mūsų emocijas ar atspindės, kad suprantu, bet iš tikrųjų man tai labai patinka, kai man pasako, greičiausiai neramu, ar ne, ir aš galvoju, taip, tikrai neramu ir labai faina, kai kiti žmonės tą kažkaip gali suprasti ir priimti. Tai vaikui to reikia žymiai daugiau, ar ne, nerėk, bet tikrai gali būti neramu, ar ne. Negėdinti, ko čia toksai dabar mažas ir taip elgiesi, bet sakyti, aš įsivaizduoju, kad tau tikriausiai baisu dabar, ar ne, arba tau tikriausiai baugu, ką mes čia toliau darysime. Ir matyti dar paskutinį tokį, noriu akcentą visą laiką suteikti, kad tikrai kontrolės suteikimas yra labai svarbus momentas visuose, aš sakyčiau, gydymo įstaigose, kur atsidūrė vaikas, nes net ir per tas kasdienės, tokias net kasdienės arba tas
apžiūras, kurios yra kasmetinės, man rodos, aš irgi stebėdama iš šalies kartais matau, kaip toks vyksta automatinis elgesys. Nusirenk, pakelk marškinėlius, padaryk tą. Ir kur, pavyzdžiui, aš galvoju, kai vaikas eina į paauglystę ir drovėsi savo kūno, kartais tikrai yra drovu tą daryti. Ir toks, nežinau, mažas apšildymas, atsiklausimas, paaiškinimas, kad dabar aš padarysiu tą, o paskui aš norėsiu paklausyti ir tam prašysiu, nežinau, kažkiek nusirengti. Tas bent jau padeda nusiteikti, ar ne, arba kažkaip ramiau pasijausti. Tai tikrai suteikime kontrolės jausmą vaikams tose situacijose, kuriuose jie kartais tikrai jaučia, kad nieko negali kontroliuoti. Ir man rodos, jeigu dažniau taikysime tokius paprastus dalykus, su vaikais tikrai jie išnežymi pozityvesnę patirtį iš tų vietų, kuriuose gali būti labai neramu ir labai nesaugu. Tai ačiū Jums uždėmesį ir matyt pratęsim dar diskusijoje.